Sveiki, aš esu Gabija, šios tinklalaidės moderatorė, o kartu su manimi yra klinikiniai psichologai Vasarė Kardišauskė ir psichikos sveikatos ambasadorės, tai Milda ir Jovita. Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos tikslas įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sutrikimus ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais. Tapę psichikos sveikatos ambasadoriai savo bendruomenėse dalijasi savo patirtimi, kurią išgirsime šiandien pykčio tema. Taigi paklauskime psichologės, kas yra pyktis? Tai pyktis yra viena iš pagrindinių emocijų, kurį tikrai visi esame jautę, ar ne? Tai kai kažkas nutinka, kas mums nepatinka, ar ne, ar kas peržengia mūsų ribas, labai dažnai jaučiame pyktį. Ir dažnai tas pyktis tiesiog, ar ne, kaip ateina, taip praeina. Tai kaip ir minėjau, viena iš tokių visiškai normalių emocijų, kuri mus apsaugo ir mums parodo, kad kažkas šitoje situacijoje reikėtų tikriausiai pakeisti. Kuo šis jausmas yra svarbus žmogui? Taip, tai pyktis dažnai mus informuoja apie tam tikras ribas, ar ne, kai yra peržengiamos mūsų ribos, mūsų suvokimas apie pasaulį, apie tai, kaip turėtų elgtis žmonės, kaip turėtų vykti situacijos. Dažnai pyktis būna susijęs su mūsų vertybėmis, mes supykstame, kai tų vertybių nėra laikomasi, pavyzdžiui, teisingumo, ar net atjautos, pagarbos kitam žmogui. Tai jis toksai kaip informacinis ar ne jausmas ir taip pat pyktis yra toks iškrovos jausmas, kai dažnai irgi gali pyktis kilti, kai yra visko mūsų gyvenime per daug ir jis išsilieja tarsi tuo pykčiu. Tai žinoma, kartais nukenčia ar ne nuo to kiti žmonės, bet ta pykčio išveika yra sveikas būdas išlieti tai, kas susikaupia tavyje. Tai jau gal tu galėtum papasakoti, dėl ko tu jauti pykčio jausmą? Tai aš kai galvoju apie pyktį ir kokia man mintis pirmiausiai šauna, tikrai suprantu, kad pyktis yra visiškai visos šiaip emocijos yra legalios ir aš mėgstu sakyti legali emocija, mes ją galim jausti ir mes jas turim jausti. Ir tų pykčių turbūt daug kas buvę yra sunervinę, kai kažkas kažką pasakė ne taip, kai kas man nepatinka, kai kažko negavau, ko labai norėjau, ar apie kažką svajojau, bet man nepavyko, ar galvojau, kodėl čia šitai. Bet patį pagrindinį pyktį, ką atsimenu, bet tas ryškiausiai, kur tikrai buvo toks stiprus ir kaip gal negaliu sakyti, kad pasireiškia kaip griaunanti energija, bet kaip toks, kur tikrai stiprus dalykas. Tai galvo, kaip jau ir praeitą kartą minėjau, kad turiu mišrų nerimo sutrikimą, kad esu gulėjus psichiatrijos klinikoje. Tai labai gerai atsimenu, kad tik atsiguliau į ligoninę ir kai prasidėjo man nerimo priepuoliai iš esmės, nes psichiatrijos ligoninė nebuvo pirma mano stotelė, kai rūpinausi savo psichikos sveikata. Aš prieš tai 2 metus lankiausi pas psichologę, pažinau savo emocijas, tikrai galiu pasakyti, kad labai daug patobulėjau tame būdama, bet vis tiek mano gyvenimo kelionė atvedė į ligoninę ir aš tiesiog ligoninėje gulėdama labai jaučiau tą tokį stiprų pyktį, kad kodėl man taip. Aš tiek daug dėjau pastangų, ėjau pas psichologę, viską dariau ir mane vis tiek šitas gyvenimas parbloškė, kad aš dabar guliu ligoninėje, ta prasme, kodėl. Ir kartais net atrodydavo mintyse. Žinau, kad kai mes galvojam, tai yra iš esmės smegenys net pažįsta to, ar mes galvojam, ar mes darom. Tai labai dažnai tiesiog mane net tas pyktis privesdavo prie to, kur aš įsivaizduoju, kad aš stoviu ant kalno ir labai stipriai rėkiu ir išrėkiu tą visą emociją. Net vat iškart kumščiai gniaužiasi, nes atrodo taip ten stipriai buvo. Tai buvo turbūt jo toks stipriausias pyktis, nes jaučiausi taip, lyg būtų iš manęs kažką atėmę, bet manau, kad tai visai yra normalu, nes tai viena iš emocijų, kurios veda į susitaikymą ir kurias reikia išjausti. Pyktis man turbūt identifikuoja, kad kažkas baigėsi ir kažkas naujo prasideda, kas iš esmės ir buvo tame etape. Ir man gal su tuo pykčio išjautimu nėra tokių kažkaip, ar įvardinčiau problemų ar kažko, nes aš šiaip gana impulsyvi iš charakterio ir gal iš šeimos pavyzdžio, kur jeigu pykstu, tai tiesiog atsikertu, kur man negerai ir aš jį išjaučiu, bet tikrai žinau, kad ir pažįstamų tarpe turiu žmonių, kurie slopina tą pyktį, toks gaunasi kaip teniso kamuoliukų kišimas po kilimo ir man kartais net
sunku pagalvoti, kai tas pyktis turi tavyje išbūti ir tada jis vis tiek sprogsta, nors pagal viską ir aš pagal visą savo diagnozę turėčiau turėti užslėpto pykčio, bet kažkaip vis tiek gal jį pavyksta išreikšti. Ir manau, kad reikėtų. Man tai įdomu paklausti, o nesi iš tikrųjų išreikusi pykčio, sakei, įsivaizduodama? Ne, nesu, labai norėdavau, bet nebūdavo tokios vietos, kur galėčiau atsistoti tiesiog vieną ir išreikti, nes vis tiek esi mieste kažkur, kaime irgi žmonės kažkokie gyvena, tai tiesiog tuo metu nebuvau papuolusi į tokią vietą, bet tikrai atrodau, kad paimsiu ir reikščiau. Ta pati iš tikrųjų jaučiau ir kai močiutė mirė. Na, tai gal tiek nebuvau įsisąmoninus, nes irgi atrodydavo, kad nori atsistoti tiesiog ir rėkti, nes tiek daug visko yra, kad tiesiog išrėkti. Bet man dar atrodo, geras būdas yra Milda praeitą kartą pasako apie visokius fizinius pratimus, ką aš kartais darydavau, tai išbėgiodavau, nes tada visai turi to adrenalino ir atrodo, dabar aš išbėgsiu ir tiesiog varyti. Tai va tas. Nes yra būdas, aš jį kartais naudoju, kad aš tiesiog į pagalbę reikiu, žinai, girdisi, bet nesuper, tai kaip ir reikia ir gali tą balsą prarėkti. Taip, tai ne, šitą tikrai nedariau, bet įsivaizdavusi esu ir konkrečiai kažkodėl ant kalno, gal mačiau kažkokiam filme ar kažkokiam. Geras aidas būtų. Jo, geras aidas būtų. Milda, o kaip tu išreiški savo pyktį? Ar tu įslopini, kaip minėjau, Vita, ar taip pat išreiki pagalbę? Tai turbūt iš vis reikėtų pradėti nuo to, koks mano santykis su tuo pykčiu, nes dabar aš jį išjaučiu ir labai save skatinu išjausti. Užaugau taip, kad man to pykčio nebuvo galima rodyti ir net jau kai suaugusi aš bandydavau kažką atsakyti tėčiui ir pakeldavau kažkiek balsą, jis man realiai atsisukdavo ir pakėlęs balsą, tu čia balso nekelk. Bet kodėl neleisdavau šito pykčio išjausti? Dėl nežinau, mano pats tėtis buvo labai impulsyvus, jis savo diagnozę bipolinis sutrikimas gavo dabar gal prieš 8 metus, bet jis visada buvo impulsyvus, visada labai emocingas ir aš esu tėčio dukra, aš ir išvaizda ir vidumi į jį, aš lygiai tokia pati emocinga. Ir manau, kad tėčiui nepatiko manyje matyti atspindį, o mama visada sakydavo, nebūk kaip tėtis. Ir nežinau, tiesiog visos neigiamos emocijos, neigiamos, tai ta prasme, liūdesys, pyktis, jos nelabai būdavo leidžiamos, kad tu tiesiog turi, nežinau, kitiems padėti gerai pasijausti, o ne galvoti apie save, pyktis, liūdesys, galbūt tai būdavo savanaudiška iš jų pusės. Jiem taip galbūt atrodydavo ir tiesiog jie man neleisdavo jo jausti. Man tiesiog namie to nebūdavo leidžiama jausti ir tai perėjo paskui į mokyklą, iš manęs šiaip labai daug tyčiojasi, aš šiaip gyvenime jau esu priebus tai, kad aš esu šiek tiek balta varna, aš esu tikrai emocinga ir man dažnai ir patinka būti balta varna. Aš tiesiog būnu tokia, kokia aš būnu ir man taip yra gerai, aš esu įpratusi tai būti. Ir mokykla iš manęs tikrai labai daug tyčiojasi ir kadangi man nebuvo leidžiama to pykčio rodyti, aš ne visai ir atsimenu, ar aš pati maniau, kad tai yra blogai, gerai, bet aš jį laikydavau, iš manęs tyčiojasi ir vieną kartą aš kaip sprogstu ir tada trenkiu kam nors, kas iš manęs tyčiojasi, arba aprėkiu visiškai. Ir tada ir išeina, kad aš dar keistesnė, iš manęs dar yra preteksto tyčiotis ir tas pykčio slopinimas man visiškai nepadėjo, aš negalėjau normaliai susirasti draugų, jeigu susirandu, tai ta slepiama emocija galiausiai išlenda. Nieko sveiko iš to nebuvo ir tada ir tas santykis su tėvais nėra kokybiškas, nes gal jau vėlesnėme amžiuje aš pradėjau labai linkti užsidaryti
Tai mama ateidavo į kambarį ir bandydavo su manim kalbėtis. Ir aš tiesiog nenorėdavau jai atsiverti, nes žinodavau, kad jeigu atversiu savo sunkiąją pusę, man bus pasakyta, nu, tiesiog ten, pavyzdžiui, pagalvok apie vaikus Afrikoje, kad ten kažkas blogiau gyvena. Ir aš dabar galvoju, tai kažkas ir geriau gyvena, tai gal man ir laimingai, žinai, nesijausi, po galime į kitą pusę pažiūrėti. Jos tiesiog nebuvo normaliai leidžiamos, turėdavai visada būti dėkinga už viską. Na, nebuvo mano tėvai labai brandus emociškai ir tas pykčio nerodymas, manau, ir buvo viena iš didžiausių priežasčių, kodėl aš įsivariau depresiją. Ta prasme, depresija ateina ir nesirenka, bet taip pat tam tikri pasirinkimai, kaip mes gyvenam, jį gali ir iššaukti, ne tai, kad tai yra mūsų kaltė, bet tam tikri pasirinkimai turi tam tikras pasekmes. Ir kai mano tėtis turėjo bipolinį sutrikimą ir jis reiškdavo labai daug pykčio ir aš jaučiau, kad jis peržengdavo mano ribas, kai šiaip jis su manim nebendraudavo ir jam, kai ateidavo manija, jis man pradėdavo skambinti, kalbėtis, tam labas Mildutė, ir pasakodavo visokias idėjas, kurios kildavo. Ir jis labai tikrai peržengdavo mano ribas. Ir vieną kartą, kai jį išvežė į ligoninę, tiesiog aš tą dieną buvau namie ir man tai paliko, galiu sakyti, kad trauma, dėl to, kad šiaip trauma yra ne tai, kas mums įvyksta, bet tai, kaip mes į tai reaguojam. Ir aš tiesiog labai likau tose mintise, kur jam reikia kažkaip padėti. Bet aš taip pat negaliu pasakyti, aš jį labai myliu, nes dėl to, kad kaip jis manim elgėsi, dėl to, kaip jis visą gyvenimą su manim bendravo, ir tai kaip ir nėra mano darbas kaip vaiko. Tai buvo labai daug minčių ir turbūt, kai man reikėjo supykti ant tėčio, kad jis savim nesirūpina, kad jis, tarkim, visiškai nepripažįsta ligos, kad jis niekada nebuvo emociškai pasiekiamas. Kai aš turėjau ant jo supykti, nereiškia, kad ten eiti ir jam viską išsakyti, išpykti. Net savo galvoje aš neleidau savo ant jo pykti. Bet tas pyktis galiausiai jis turi kažkur nueiti. Ir aš manau, kad jis tiesiog atsisuko į mane ir nuėjo į mane. Ir, depresija yra tos visos užguitos emocijos, užguitas pyktis. Ir tada ateina nenoras gyventi, nes tu nežinai, kaip gyventi. Bet tiesiog tas momentas ateina, kur tu kažkaip gyvenai iki tol ir tau lyg tai tiko, tu išgyvenai, toj aplinkoje, kurioje tu gyvenai, ir dabar ir dabar reikia išmokti kažkaip naujai gyventi. Ir tu nežinai dar to naujo būdo. Ir aš turėjau tą depresiją, aš per ją ėjau į terapiją, pirmą depresiją išgyvenau, antrą depresiją, patekau į ligoninę. Ir aš labai visada galvodavau su terapeute, kaip man elgtis, kai aš sutiksiu tėtį. Aš jį lyg ir myliu, lyg nemyliu, lyg noriu pykti ant jo, bet lyg man ir negalima. Ir aš visada bandydavau sugalvoti scenarijų, kaip man elgtis, ir vieną kartą man sako, o jeigu tu tiesiog nuvažiuotum ir elgtumės taip, kaip tau norisi tuo momentu, nes aš buvau labai išmokusi galvoti, kaip man elgtis kada nors, vos nesuplanuoti, bet kaip ir su to emocijom nelabai gali suplanuoti. Ir tiesiog aš po truputį pradėjau suvokti, kad iš tikrųjų mano gyvenimo kokybę blogino tai, kad aš neleidžiu savo jausti pykčio, kad mano tėvai neleisdavo jausti man pykčio. Ir aišku, jie darė ir augino mane, kaip jie žinojo geriausiai, geriau negu jų tėvai. Ir man pyktis ir pasireiškia per tai, kad aš mokusi statyti ribas ir šiuo metu galiu didžiuoti savimi, kad tikrai aš tas ribas statau tiek su draugais, tiek su kolegomis, tiek su šeima, tiek kiek išeina. Ir riba nėra tai, kad tu taip nedaryk. Pavyzdžiui, nekalbėk su manim taip.
Ne, tai yra, jeigu tu taip toliau su manim kalbėsi, aš išeisiu. Aš neliepiu kitiems žmonėms kažkaip elgtis. Tai yra, jeigu tu taip elgsies, aš elgsiuos taip, aš išeisiu, aš nekalbėsiu. Jeigu tu pastoviai taip kalbėsi, tai aš tiesiog nebenorėsiu su tavim bendrauti. Ir man tai dabar yra grožis, nes per tą pykčio gražų išliejimą aš turiu gyvenime žmonės, kurie suvokia mano ribas, kurie nori jų klausytis. Ir taip, jeigu aš rodau tik pyktį, jis yra destruktyvus, bet jeigu aš naudoju pyktį su empatija, su meile, su suvokimu, kad tai yra naudinga, tai yra šiauriai naudinga emocija, ji gerina gyvenimo kokybę, tai yra, kaip sakė psichologė, ji rodo, kad mūsų ribas kažkas peržengė. Ir aš geriau, su tom ribom, aš geriau pasakysiu labai nuoširdų ne, aš nenoriu, pavyzdžiui, kažko daryti, negu aš pasakysiu apgaulingą taip ir tada pyksiu ant tavęs, kad tu čia manęs paprašai kažką padaryti. Tai tiesiog žinojimas savo ribų, suvokimą kitų ribų ir ieškojimą kažkokio viduriuko. Ir kai pyktis yra gražiai įliejamas į santykius, tie santykiai tampa žymiai gražesni. Ir gaila, kad vis tiek yra žmonių, kurie nepripažįsta to pykčio ir nesuvokia, kad jis yra reikalingas. Bet kai tu pradedi statyti ribas ir kažkiek rodyti tą pyktį, suvoki, kad tie žmonės ir lieka gyvenime, kurie supranta tave ir kurie tikrai turi būti tavo gyvenime. Tie kokybiški žmonės. Aš gal, jeigu galiu papildyčiau Mildą šiek tiek apie tą ribų brėžimą, nes man visai artima pasirodė ta vieta, kur brėži ribas ir parodai, man atrodo, kartais tiesiog labai kiti žmonės, kurie gal patys nebrėžia tų ribų, ar gal nėra tiek įsisąmoninę to paties pykčio, atrodo, kad kartais labai tą kito žmogaus ribą priima asmeniškai. Aš anksčiau labai mėgdavau sakyti, pavyzdžiui, jeigu kitas žmogus rėkia ant manęs, man kažkaip nemandagiai labai mėgdavau sakyti, tai ne apie mane, tai apie jį. Ir man atrodo, kai ir aš brėžiu, nežinau, ribą dabar Mildai užbrėžčiau kažko ir sakyčiau, man nepatinka, kad tu taip elgiesi. Tai nėra apie Mildą, kad ta prasme, kad jie kažką negerai padarė. Tai yra apie mane, kad man toks elgesys nėra priimtinas. O jau tada Milda gali rinktis, ar aš jai esu tiek brangi ir jie atsižvelgs į tai, kad man nepatinka ar kažką keis, ar Milda yra nepriimtinas mano toks požiūris ir ji gal su manim mažiau bendraus, ar kažkaip kitaip. Tai man atrodo, reikėtų tiesiog tą suprasti, kad ribą brėžti yra nieko blogo, kad jeigu aš pasakiau, kad man nepatinka, tai yra ne tai, kad man tas žmogus nepatinka, man nepatinka kažkoks elgesys. Ir tame iš tikrųjų yra, kaip Milda sako, labai tokio grožio, nes tikrai ir aš pati ne kartą brėžiau tą ribą supykus ir dar vis dabar brėžiu, kai kažkas nutinka ar netinka. Tai žmonės taip ribą brėžti baisu ir mano psichoterapeutė labai kažkaip vis pasakydavo, kai tu užbrėži ribą, žmogus gali pasirinkti, jisai gali supykti, gali išeiti, gali tave apkabinti, gali paguosti, tų pasirinkimų ir kelių yra milijonai ir šimtai ir mes nei vienas nežinom, kaip jis pasielgs, bet tai yra tiesiog kaina už tai, kad mes brėžiam ribą ir norim gyventi laimingai. Tai brėžti ribą tikrai nėra nieko blogo, tai yra grožis, kaip Milda sako, nes jame ir save geriau pažįsti ir tame lieka žmonės, kurie tikrai myli, nes tie žmonės, kurie tave myli, jie galbūt ir supyks, bet jie neišeis, jie bus ir kažką keis. Žmonės, kurie tavęs nemyli, kuriems nesi toks brangus draugas, jie išeis, bet tai ar mums reikia laikyti tos žmonės, kurie nenori būti šalia mūsų. Tai čia jau kitas klausimas, tai tikrai iš tikrųjų tame pyktyje, ribų brėžime yra tas pagrindinis grožis, nes tame ir yra stuburas kažkokia atsakomybė prieš patį save, nes iš esmės už ką mes esame atsakingi, tai už savo veiksmus ir mes kaip ir pasiemam už save atsakomybę ir tada esame tiesiog atsakingi už tai, kad gyvenam geriau. Nes man dar yra su to pykčiu taip, kad dabar aš tiesiog darau
kuo anksčiau aš pasakysiu, kad man kažkas nepatinka, tuo yra geriau, nes man dar pykčio, pavyzdžiui, būna tik kruopelė. Ir tą kruopelę duoti pykčio yra labai lengva. Nes jeigu aš lauksiu savaitę pasakyti, tai ten aš jau maišą užauginsiu ir tada jau jis gali sprogt. Bet jeigu aš dabar pasakysiu, tai aš labai ramiai galiu pasakyti su meile, va, aš pasijaučiau taip, kai tu padarai taip ir taip. Padiskutuokim. Ta prasme, jo, aš noriu nustatyti ribą, bet padiskutuokim, ar tau atrodo, kad ta riba yra normali, ar tu, kaip tu jauties, ta prasme, kad pyktis ir konfliktas neturi būti destruktyvus. Tai gali būti labai graži diskusija ir pyktis nėra tam, kad griautų santykius, bet kaip tik juos statytų. Jo, ir aš irgi pritarčiau čia Mildai, kad tiesiog šitoj situacijoje, kai tu pyksti, yra senas, geras irgi gal per visus galus išskalambintas patarimas, kalbėkitės. O kaip kalbėtis, tai tiesiog nuoširdžiai klausti, kas yra, nuoširdžiai atsakyti, kas yra. Labai dažnai pastebiu, pavyzdžiui, tarp draugų, kurios klausia, aš čia norėčiau to iš savo vaikino, bet tai kaip čia to pasiekti, tiesiog pasakyti, tai yra paprastas dalykas. Kitas žmogus, aš nežinau, ką galvoja Milda, aš nežinau, ką galvoja Vasarė, nežinau, ką galvoja Gabija, mes esame iš skirtingų kontekstų, tie žmonės, mes visi kitaip augom, vienus taip matome iš jų savo jausmus, kitus kitaip. Ir mes skirtingai elgiamės. Tiesiog pasakyti kitam žmogui, kaip yra, be jokių užuolankų, nesilaikyti kažkokių stereotipų, kad čia aš taip turiu elgtis, ar taip mano ten amžiai kaip nepridera, ar šituose santykiuose aš vis tiek mergina, gal man reikėtų kažkaip. Ne, tiesiog pamiršti šitus dalykus. Mes esame visi žmonės, visi paprasti, su skirtingais įsitikinimais ir tiesiog ateiti ir paprastai sakyti, taip kaip yra, nėra kažkokių įmantrybų, nėra kažkokių tokių dalykų, nereikia to, kaip aš mėgstu sakyti, passive aggressive, nes labai irgi jaučiuosi pasyviai agresyviai, nes aš pati savo tarpą turiu tokių žmonių, tiksliau vieną žmogų, gal nedetalizuosiu tik taip, bet su kuriuo nėra man galimybės pasikalbėti, nes jeigu aš pasikalbėčiau, pas tą žmogų yra toks manipuliatyvus elgesys, kuris vis tiek prieš mane atsisuks, kad čia aš prisigalvojau, tai kadangi nėra ten labai artimas santykis, aš tiesiog padėjusi į lentyną, mes nesam draugai, čia susitinkam karts nuo karto, ten kažkokioj bendroj kompanijoje, tai tiek ir užtenka, bet iš esmės tame santykiai jaučiasi pasyviai, agresyviai, nes gal ne iš mano pusės, nes aš labiau tokia su po visos patirties, kurią teko turėti emociniai sveikatai, tokia labiau chill zona. Gal Milda irgi išvers, nes nežinau kaip lietuviškai pasakyti, bet tiesiog aš priemu kaip yra, suprantu, kad tas žmogus turi kažkokių skaudulių neišgyventų, bet iš to kito žmogaus labai jaučiasi tas pasyvus agresyvumas, kažką kandžiai pasakyti, pažiūrėti, kaip sureaguosi. Tai čia ir yra to nesikalbėjimo pavyzdys, nes jeigu tu pakalbėtum, ir aš pati žinau tą, kad jeigu aš pakalbėčiau, ta prasme, ne aš viena, du žmonės turiu kalbėtis. Jeigu žmonės pasakytų vienas kitam, kas yra, kaip kas, ir nebeliktų tų dalykų. Tiesiog tu suprastum geriau kitą, kitas geriau suprastų tave. Čia su vienai knygoje psichologiniais skaičius labai gerai autorė buvo parašęs, kad jeigu du priešus uždarytum savaitę vienam kambarį ir jiem neleistum nieko veikti, kalbėtis, tai jie taptų geriausiais draugais, nes jie tiesiog suprastų vienas kitą, kas lemia jau tokia elgesį. O ką daryti, kai kitas žmogus jaučia pyktį, galbūt net neracionalų, ir kaip man reikėtų atreaguoti kaip nesuprantančiam žmogui? Tai iš tikrųjų svarbu atsiminti, kad ne visi žmonės yra emociškai raštingi, ar ne, ir ką dalinosi ambasadoriais, tikrai daug žmonių turi istorijas ir kultūriškai galim pažiūrėti, kad nebuvo leidžiama jausti pykčio, liūdėti, ar ne, ir net ką galim pastebėti su vaikais patys bendraudami, kaip mumyse tas išlenda, toks mūsų kultūrinis dalykas, ar ne, kai mažiem vaikam laužom ragučius, kai jie pyksta, ar ne, kad tu tenais užkyti tu ožiukas, mes ragučius nulaužysim ir tu būsi linksmas, ar ne, arba taigi nepyk, nes ten, žodžiu, atvažiuos policija ir piktus vaikus ten paima ir išsiveža. Tai čia tai rodo, ar ne, ir tikrai galim pastebėti, to emocijų, kai matai pykstantį vaiką, tau norisi pirmiausia užkirsti kelią,
O jeigu tam vaikui sakysi, ai, tu pyksti, tai būsi toksai naujos kartos ar ne žmogus, kuris jau per daug nuėjęs ir jau visai nesupranta, kaip vaikas turi elgtis, ar ne. Tai mumyse to daug yra ir mes dar tik pradedam suprasti, kad galima reikšti pyktį. Tai tikrai susidursim kalbėdami su savo tėvais, seneliais, net ir draugais, bendramžiais, žmonės, kurie nemoka reikšti pykčio, nemoka priimti pykčio, nes negalėjo to išreikšti ir vienintelė emocija bus neigiamas, ar ne? Tai aš eisiu galbūt į pokalbį, komunikuosiu ir man bus atsakyta, kad tu čia nesąmonės iš viso šneki, taip tikrai nėra, ar mes čia pokalbis ar nebaigtas, arba kuo tu pyksti, nepyk, aš nežinau, ką daryti. Tai irgi pirmiausia patarimas sustoti ir pagalvoti, kodėl tai vyksta, ar ne, jeigu matau kažkoks artimasis pyksta, kažkas vyksta ir paklausti, kodėl supykai ar ne, arba pabandyti tiesiog pagalvoti, kas įvyko prieš tai. Gal tas žmogus turėjo sunkią dieną, gal mes atsiduriam vis toje pačioje situacijoje, kiekvieną dieną jau savaitę, ar tas žmogus nebegali išlaikyti ar ne. Tai tiesiog būti, stebėti aplinką, kuo mažiau reaguoti ir kuo mažiau gynybos naudoti. Nors tai yra mūsų natūralus dalykas, tai yra sunku, bet tiesiog gal kviečiu pagalvoti apie visą kontekstą, kad visa karta negalėjo jausti pykčio ir dabar mes mokykimės. Ir mokykimės to žmogum, kuris mus kviečia mokytis, ar ne, tai pykčio emocijų. Ką minėjau apie ribas, ar ne, tai ribų brėžimas dabar irgi tokia populiari tema ir kartais atrodo, kad tos ribos nubrėžimas, ar ne, tai aš pasakiau visai giminiai, kad man nepatinka, kai per kūčias klausia, ar aš turiu draugą ar draugę ir jie atsimins ir visą gyvenimą taip ir elgsis, ar ne. Bet iš tikrųjų tu kiekvieną kartą komunikuodamas vis brėši ribą, kol atsiras, ar ne, kad man gal nemalonu, kai mes taip pasitinkam, gal mes galėtumėm kažkaip kitaip pasibuvimų šeimos ar neorganizuoti ir tu vis ieškai būdų, nes jūs visi ieškot būdų ir mes dažnai sakom aš, ar ne, man nepatinka, mane įžeidė, bet reikėtų truputėlį irgi šitoj vietoj ir kuo didėja emocinis raštingumas, tuo labiau tai ir norisi daryti, kad mes įjungti kiek tik įmanoma daugiau žmonių ir juos mokyti. Ir tikrai rasite savo ir šeimose, ir draugų tarpe žmonių, kurie nori išmokti reikšti emocijas, kurie galbūt garsiai to nepasako, bet didžiuojasi, kad jūs išmokot ar nereikšti pyktį, galbūt yra ir pavydo jausmas, kad va, pažiūrėkit jos, tai dabar gali pasakyti viską, ką galvoja, o aš negalėjau, man neleido. Ir tikrai tas labai jaučiamas ir tėvų tarpe, kai jie bando suprasti savo paauglius ir sako, bet aš tai negalėjau pasakyti, kad man nepatinka, aš negalėjau pasakyti, kad aš to nevalgysiu, aš net negalėjau ar ne pasirinkti, ką aš norėsiu veikti, tai kodėl dabar mano vaikas gali ar ne tą daryti. Ir čia reikia tik džiaugtis, kad jūsų vaikas ar ne yra ta karta, kuris gali būti savimi toks, koks yra ir mes galim mokytis kartu. Tai gal patarimas būtų nepasiduoti, kai susiduri su žmonėm, kurie yra užsidarę labai, suprasti šiek tiek ir jų pusę, ar ne, kad tai yra pirma jiem patirtis ir galbūt jūs atrodot jiem keisti, kad jūs galit visą tą jausti, bet siūlyčiau tiesiog kviesti ir mokyti, pasakyti, močiutė, supyktų ant to senelių, tu gali pykti, tau nereikia ar ne visą dieną ten apsimesti, tylėti ir vakare jau pradėti, jau žodžiu, kad kita diena išauš ir mes viską iš naujo ir supyk ir pasakyk. Tai mes tikrai ir, manau, ambasadorių pavyzdžiai ir nerodo, kad mes tą galim pakeisti ir mokyti ir nuo mažų vaikų iki senelių tikrai. Kaip nuslopinti tą pyktį? Nereikia slopinti pykčio. Gaunama. Irgi nereikia slopinti. Siūlyčiau priimti arba pasakyti tiesiog, ar ne, jeigu tu jauti, kad tai tave emociškai per daug paveikia, tiesiog išderina, ar ne, iš tos situacijos pasakyti šiuo metu negaliu dabar kalbėti su tavim, nežinau, kas vyksta, pabūnam truputėlį atskirai ir sugrįžtam. Tai labai dažnai padeda ir santykiuose, ar ne, padaryti stop, abudu ar ne išeina į skirtingus kambarius, papyksta mintyse, gal kažkaip fiziškai ir tada grįžta pasikalbėti, nes kartais ta emocija gali būti tokia didelė, kad tą akimirką neišeis suvaldyti nei pykstančiam žmogui, nei tam žmogui, kuris priima pyktį. Tai irgi nebijoti padaryti pertraukos, pauzės, tiesiog gali būti per daug. Ačiū labai už patarimus, ačiū labai už jūsų istorijas. O jūs galite savo kilusius klausimus ar patirtis pasidalinti komentaruose arba rasite aprašymę elektroninį paštą, kuriuo taip pat mes labai lauksim jūsų užduodamų klausimų.